Sveiki, tiksliau sveikos. Šiandien noriu nedaug žodžiauti, o pakviesti į kursą Laiminga mama lygus sveikas vaikas. Jeigu norėtumėt neklausyti viso kurso, sutaupyti begalės pinigų įvairiem kitiem mokymam, suvokimams apie vienas iš dažniausių vaikų negalavimų priežasčių, tai tiesiog pats kurso pavadinimas Laiminga mama lygus sveikas vaikas, tai yra ta stebuklinga piliulė nuo labai daugelio negalavimų ir paaiškinančių dalykų, kodėlgi tie mažieji mūsų serga. Aš dabar kalbu ne iš tos tradicinės medicinos pusės, bet iš psichosomatinės pusės, nes už kiekvienos praktiškai diagnozės, simptomatikos visada slypi ir mūsų psichosomatika. Taip, todėl kad kūnas, mūsų mintis yra viena didelė bendra sistema ir jinai yra neatsiejama. Tai kągi mes per kursą darysim, kuom jisai yra labai naudingas. Pakviešiau turbūt ir būsimas mamas, be abejonės, todėl kad žinoti tam tikrus dalykus, kaip pasiruošti mažyliui, kaip vyksta laukimo procesas, kaip įtakoja mamos emocinės būklės kiekvieno nėštumo trimestro metu. Ir tos, kurios jau turime vaikučių, kurios turite vaikučių, irgi kurso metu pereisite mintimis per jūsų buvusius laukimo periodus. Taip, gausite praktikas, kad galėtumėt, jeigu taip galima pasakyti, šiek tiek atitaisyti, pakoreguoti savo kažkokias buvusias reakcijas tam tikrose situacijose ir panašiai. Be abejonės, paliesime tokią labai svarbią temą, kaip šeimos hierarchija. Taip, labai dažnai labai daug visokiausių rūpestėlių ir problemų kyla ne tik sveikatoje, bet ir gyvenime, tada, kada mes sumaišome hierarchinius dėsnius, tada, kada šeimos nariai yra įsidėstę netinkama linkme, tada, kada kai kurie šeimos giminės nariai yra eliminuoti, taip, kaip pasiskirsto energijos, būtent kada yra teisinga hierarchija. Taip, pildysite be abejonės, ką aš visada savo kursuose duodu, tai yra dienoraštį. Taip pat, kas labai giliai paliečia moteris, kurios jau dalyvavo tame kurse ir mane kažkada, kai aš mokiausi panašių technikų ir tų praktikų, tai yra savęs kaip mamos suvokimas. Taip, praėjimas per tam tikras būsenas mamos. Prisilietimas pirmiausia, jeigu mes kalbam, kad laiminga mama ir sveikas vaikas, tai pirmiausia irgi mokysimės išjausti, suvokti save, savo vidinę moterį, patenkinti jos poreikius tam, kad pirmiausia prisipildyti pačioms ir tada tą gėrį, gerbuvį, saugumo jausmą, ramybę ir tuo pačiu sveikatą duoti vaikui. Labai trumpai užsiminsiu tik tai, kad psichosomatikos požiūriu yra toksai momentas, kad mama, kadangi jinai yra gyvybiškai svarbus elementas vaiko gyvenime, pats svarbiausias žmogus pačioje pradžioje vaiko gyvenime, tai vaikas vieni tai daro, kiti ne, bet dažnu atveju tam, kad išgelbėti, apsaugoti savo mylimiausią, brangiausią žmogų, kai jam yra negerai, kai vaikelis jaučia įtampą, jisai nusprendžia tų problemų tam tikras gairias, kurių neišsprendžia, kažkokių sprendimų galbūt nepriima mama, galbūt nemoka kažkaip tai atsižvelgti, žengti kažkokį tai žingsnį, suvokti, kodėl yra tam tikros situacijas. Tada vaikelis priima visą tai ant savęs ir savo diagnozėm, savo simptomais atkreipia mamos dėmesį. Nes ir per kursą kalbėsim, kad
tada, kada moteriai reikia patenkinti savo lūkesčius, kada gyventi savo geriausią versiją, taip, moteris dažnai save nuvertina arba kažko nedaro, arba atidėlioja kažkuriam kitokiam geresniam laikotarpiu gyvenimo, va paskui jeigu ten atsitiks tas, tai aš tada gyvensiu, va tada pagyvensiu, tada pakeliausiu, tada savim pasirūpinsiu ir panašiai, taip. O vat jau kai susirga vaikelis, tai tada mamos pasiryžę bet kam, viskam, tik tai tam, kad tas vaikelis pasveiktų. Tai štai vat ir yra toks ratas įdomus, kad tada, kada mamos pradeda ieškoti ligų, ypatingai kuo yra sunkesnė liga, kuo jinai yra ankstyvesniam amžiui prasideda, ar sakykime, gimta jau yra. Nuo to priklauso, kiek sudėtingas yra mamos, sakykime, taip vidinis pasaulis. Kodėl mes kalbam apie mamą? Žinoma, šeimos nariai irgi įtakoja, bet jie įtakoja labiau per šeimos atmosferą namuose. Va, o mama yra ta baterija, tas elementas, kuris būtent maitina vaiką. Taip, tai vad būtent išsidėstymas hierarchijos lygmenyje turėtų būti teisingas tam, kad jinai turėtų pakankamai tos energijos, mokėjimas savim pasirūpinti, patenkinti savo lūkesčius, savo poreikius būtinus tam, kad jinai prisipildytų, taip, juk laiminga, energinga mama vaikui yra didžiausias džiaugsmas, taip. Ir vaikui kaip taisyklė nėra reikalo signalizuoti kažką, kad mama pradėtų aiškintis, kodėl vaikelis serga ir ta prasme, ir eitų link to sąmoningumo būtent per ligų prizmę kažkokią, taip. Va, taip pat mokysimės formuoti laimingą moterį, be abejonės šeimose nutinka visko, tai pasistengsim prisiliesti ir prie tokių dalykų, elementų, kai mes savo baimės, savo patirtas vaikystėje kažkokias tai galbūt traumas pernešame į savo šeimyninį gyvenimą, pernešame į savo vaikelių kažkokius reikalavimus, taip. Taip pat labai efektyvi praktika yra, kai mamos mokosi ir tą daro, nuimti visus lūkesčius nuo vaiko labai gerai, kai ir tėtis tokią praktiką padaro, taip, nes tie lūkesčiai tai yra labai didelis svoris vaiko gyvenime ir labai didelė atsakomybė. Va, ir apskritai dar šiek tiek tom, kuriom galbūt, kurios neateis į kursą, bet tokia žinutė, kad apie ką mes irgi kalbėsim, kad kai mama sako, kad mano vaikas man yra visas pasaulis, tai irgi nėra labai gerai vaiko atžvilgių, nes vaikas tuo metu prisiema labai didelį tokią ne pagal jo galimybės atsakomybę, kad taip, kaip jisai gyvens, taip, kaip jisai elgsis, taip, kaip rodys kažkokius galbūt rezultatus kažkokiuose pasiekimuose, būreliuose, moksluose, ten pažymiai ar dar kažkas, taip, nuo to priklauso jo mamos laimė, taip. Tai va, tai irgi tą reikės trupučiuką giliau pažvelgti, taip. Sakau, eisim per tą suvokimą, kaip stipriai mama gali įtakoti vaikelio sveikatą ir be abejonės įtakoja. Ir pirmą, ką noriu iš karto pasakyti ir ką akcentuosiu ir kurse, kad nuimti visas kaltes, visus savęs, oi, aš ten kažkur kažką padariau, pagalvojau, sureagavau, tai dabar va gal dėl to vaikas serga, o nedaug dievė išgirs koksai sąmoningumo link einantis tėtis ir pradės dar mamą kaltinti. Čia yra visiškai ne apie tai. Mes visi esame dabar, va čia akimirka tokioje būsenoje ir tokiame sąmoningume, kokie mes esame. Nuostabu, kad mes norime augti, kad mes norim tobulėti, kad mes norime, kad mūsų vaikai būtų sveiki, laimingi, ryškus, tebūnie ir turtingi, sėkmingi, talentingi, taip, bet vėlgi atskirti tai, kur esat jūs ir kur yra jūsų vaikas. Be abejonės, paskutinėme kurso etape mes irgi
tiksliau aš jums duosiu irgi priemonės, kaip namuose padėti savo vaikui, kai yra tam tikri baimių situacijos, kai vaikas bijo, kai jis jaučiasi nesaugus, kai yra kažkokia simptomatika. Ir tiesiog, žinot, vaikam iš principo laimingi tėvai, šilta atmosfera namuose, jo pagrindinių poreikių patenkinimas pagal jo amžiaus grupę, taip, jo priėmimas kaip asmenybės, leidimas jam būti savimi, taip, ir yra to sveiko vaikelio, sveiko organizmo funkcijų bazė. Taip, be abejonės mes visi gimstam, augam, kaupiam patirtį, gyvenam tam tikrose bangose gyvenimo, taip, visko priragaujam ir nėštumo metu, tie nėštumai, gimdymai, jie irgi yra tokia marga karuselė. Aš kaip daugiavaikė mama galiu pasakyti, kad visi mano nėštumai buvo ir gimdymai visiškai skirtingos istorijos, skirtingi įdirbiai po to tam, kad viską eliminuoti ir susitvarkyti ir vidų, ir fiziką, ir vaikelį padėti. Taip. Tai tiesiog tos, kurios norite prisiliesti prie sąmoningos motinystės, taip, tai yra praktinis kursas. Tai šiek tiek teorijos, daug praktikos, daug patyrimo per save. Ir kiek žinau, ir kiek gaunu atsiliepimų, tikrai rezultatus tos, kurios dirba, tos, kurios koncentruojasi tas 15 dienų į save. Kursas labai yra tokiam formate, kad jūs galite savo laisvų jums patogių metų praktikuoti, pildyti dienoraštį, klausyti paskaitas, jums specialiai jungtis ten kažkur nereikės, bet galėsite užduoti klausimus be abejonės, gauti atsakymus, kad kažkur būtų šviesiau, aiškiau ir būtų daugiau sveikos atmosferos visame kame jūsų gyvenime. Tai kviečiu ir būsimas, ir esamas mamas, ypatingai kas augina vaikučius iki 14 metų. Vėlgi užbėgsiu į priekį ir pasakysiu, kad vaikams iki kažkur 6, ypatingai iki 4, 6, 7 metų mama yra labai, labai didelis įtakotojas, rodiklis vaiko sveikatoj. Tai po šio kurso tikiuosi, kad tos, kurios prisijungs, pasijaus pačios lengvesnės, stipresnės, ryškesnės, laimingesnės, labiau pripildytos. Ir visą tai pamatysite ant savo vaikų, taip, kaip jie atsipalaiduoja, kaip jie sveiksta, kaip jiems gera. Iš karto perspėju ir tuom ir pabaigsiu tokį, jeigu galima sakyti, pristatymą, tuom, kad po šio kurso galvoti, kad jūs esate tiesiog vaikščiojantis kažkur bendroje erdvėje žmogeliukas, kuris niekaip neįtakoja vaiko sveikatos, jūs tiesiog jau nebegalėsit. Jūs pradėsit save stebėti, jūs pradėsit galbūt su savim dirbti, jūs pradėsit keisti tam tikrus dalykus, jeigu norėsit, jeigu nebus tam tikros naudos, nes visos ligos be abejonės visada turi ir pirminę, o kartais ir antrinę naudą, dėl ko yra gerai sirgti.
Kaip vienas iš pavyzdukų, sakykime, namuose yra labai prasta atmosfera, moteris negali niekur išeiti ir, ta prasme, yra kėsinamas į jos, na, galbūt kažkoks svetys labai ilgai gyvena, atvažiavęs ir trukdo šeimos darną ir užima, sakykime, moters teritoriją, virtuvę ir panašiai. Ir yra vidinis konfliktas teritorinis, taip, ir vaikas taiga pradeda sirgti kvėpavimo sistemos lygomis, sakykime, to pačiu bronchitų plaučių uždegimu, ir automatiškai prireikia važiuoti ne vieną kartą į ligoninę. Va, čia iš tikrųjų, iš tų tikrų atvejų ir ne vienkartinių, ką aš girdžiu ir stebiu, tai va, tai vaikas tiesiog mamą ištempė su savo, sakykime, to pačiu plaučių uždegimu iš namų teritorijos į ligoninę, kur mama turi galimybę pabūti su savim, pailsėti. Taip, jinai jaudinasi dėl vaiko, taip, jinai, sakykime, taip, išgyvena tam tikrus kitus stresus, taip, bet kadangi jinai negali pati išspręsti tos problemos, už ją tą problemą sprendžia vaikas štai tokiu būdu. Vėlgi, kiekviena situacija yra labai individuali, vieniem gali būti taip, kitiem kitaip, sakau, visur yra tie tonai tokie, taip, bet mes kurse kalbėsim tą bendrinę kalbą, labai supratingą kalbą. Va, ir tikiuosi, kad pakilsite į visai kitą lygį ir kaip moteris, ir kaip mama, ir kaip žmogus, kuris aplink save dalins šviesą, šilumą, gerbuvį ir tą besąlyginę meilę, link kurios mes visi ir einame. Tai va, tai šį kartą būtų tiek.